Sveiki, draugai, bičiuliai. Na ką, sveikinuosi nuo pajūrio, arba kaip sakant, iš pajūrio. Tai kaip ir žadėjau, nuo Liepos mėnesio Nemuno aušra su savo komanda, su savo Seimo nariais, bičiuliais, draugais, pažįstamais, artimaisiais planuojam daryti gyvus priėmimus būtent Palangoje, Klaipėdoje, Karklėje, Giruliuose, Nidoje, Preiloje, Juodkrantėje, Šventojoje, Kunigiškėje, na žodžiu visur, kaip matom, pajūris mūsų yra pakankamai didelis, aišku, netoks koks Latvijai, bet tikrai susitikimus su gyventojais mes darysim. Tikrai kviečiu visus ateiti, tie, kurie nori pasidiskutuoti, tie, kurie turi skirtingas nuomonės, netgi tie, kurie ir nesutinka su mano, tarkim, pozicija, su mūsų partijos pozicija, vis tiek ateikim, pasidiskutuokim, pasikalbėkim, nes kuo daugiau skirtingų nuomonių, tuo teisingi sprendimai gimsta. Aišku, dėja, mes turim Ulbinaitės įstatymą, vadinamą tą cenzūros įstatymą, einamės labai sparčių žingsnių link Šiaurės Korėjos, link Rusijos. Bet gal to neprireikės. Tai ką aš noriu pasakyti, kad jau ateinantį ketvirtadienį arba šį ketvirtadienį, jeigu viskas ir bus tvarkoj, plenarinių posėdžių nebus, tai mes planuojame Giruliuose, Karklėje, gal ir Melnragėje. Pažiūrėsim pagal laiką, skelbimą tikrai tiksliai pamatysite. Tai mūsų yra mintis tokia daryti susitikimus nuo 10 iki 1, tada nuo 2 iki 17 valandos ir jau penktadienį, jeigu dievulis orą duos, nes dabar, kaip matom, oras yra superinis, tai daryti Šventojoje ir Kunigiškėse ant sėdmaišių. Tęsite tokią seną gerą tradiciją, kuri prigėjo prieš keletą metų, nes žmonės ateina laisvai, ateina prie jūros, nori pasidiskutuoti, nori pasikalbėti. Kiti stebi iš šalies, kiti filmuoja, kiti fotografuoja ir maždaug žiūri, gal čia koks piketas arba mitingas susirinko. Tai ką, mėlymi bičiuliai, kaip ir sakiau, jau šį ketvirtadienį, jeigu oras tikrai labai geras bus, mes susitinkame su jumis Melnragėje, Karklėje, Giruliuose, laiką matysim ir vietą, tiksliau kur, ir jau penktadienį Šventojoje, Kunigiškėje. Tai ką, gero jums likusio poilsio, kas poilsiauja, kas dirba, bandom padirbėti, kažkiek tai susikaupti, nes vasara vis dėlto atėjo. Ir iki susimatymų visą vasarą mes susitiksime, dar kartą sakau, Palangos paplūdimiai, Palangos savivaldybės paplūdimiai, Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto, Neringos savivaldybės paplūdimiai mums bus dėja priimtini ir ten galėsim pasidiskutuoti ir pakalbėti. Iki susimatymo.